Mano sūnus labai patenkinti lietuviai. Jis neturi ant rankos įsitatuiravęs savo vardą lietuviškai dėl mano mamos, savo močiutės. Tai yra pagarbos ženklas jai ir Lietuvai. Tai jam labai svarbu. Jis supranta, kokios svarbios yra jo šaknės. Tai buvo taip pat ypatingas momentas. Nors jis buvo sužeistas ir turėjo nežaisti rungtynėse su Lietuva, jis norėjo tai padaryti būtent dėl Lietuvos. He shouldn't have played against Lithuania, but he wanted to play because it was Lithuania. Štai tokius žodžius lyg nujausdamas dar prieš 2 metus ištarė tuometinis Kanados rinktinės treneris Leo Rautinis. Dabar jo sūnus 25 metų Andrius, arba amerikietiškai Endis Rautinis, siekia gauti Lietuvos pilietybę, tam, kad galėtų atstovauti Barselonos klubui. Nors krepšininkas jau yra atstovavęs Kanados rinktiniai, Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas sako, kad durys į Lietuvos rinktinę Rautiniui nėra galutinai užtvertos. Kaip žaidėjas, aišku, jis yra labai įdomus ir sakysime, iš tiesų perspektyvus, tačiau jis jau atstovavo Kanados rinktinę ir galioja tam tikros taisyklės. Ten tikrai nėra taip, kaip, pavyzdžiui, penkiakovai, kad kelis metus nežaisi ir po to žaisi. Jeigu aplamai yra, sakysim, žaidės rinktiniai, tai galioja labai griežti apribojimai. Tačiau kiekviena rinktinė gali turėti vieną naturalizuotą krepšinį. Tai pagal šią taisyklę tikrai, sakyčiau, durys nėra galutinai užvertos, o sakysim, galbūt kažkiek dar būtų galima ieškoti galimybių. 2010 metų NBA naujokų biržoje Rautinį 38-ųjų šaukimu pasirinko New Yorko Knicks, bet Jungtinėse Amerikos valstijose gynėjas neįsitvirtino. Lietuvos rinktinės treneris Robertas Kuncaitis šį snaiperį pavadino įdomiu. Pirma mintis tai tokia, kad turėdamas jisai Lietuvos pasą kitokias galimybės ir kaip visų jau nebesiskaito legionierius Ispanijoje, tai pirmiausiai jisai galvoja apie save. Tai jeigu nebūtų jokių draudimų, aš nežinau, tiesiog reikėtų jį iš arčiau pažiūrėti. Šiaip sakau, paliko neblogą įspūdį. Endžio Rautinio seneliai, lietuviai ir latvis iš tėvo pusės į Jungtinės valstijas emigravo per Antrąjį pasaulinį karą. Eurimas Budraitis, Sport 1 žinios +.